kelionė prasideda. Laukia sunkios 24 valandas. Be maisto, be vandens, su minimaliais patogumais. Lietus didžiausias, rūbų nuo lietaus nėra. Jeigu norite pamatyti, kaip man seksis, kviečiu žiūrėti toliau. Man reikia kažkur ten į tamsą. Nu ką, einam. Žodžiu, turim tokią situaciją, kad vandens neturim. Bet pakeliui eidamas radau skaidrų tekantį upelį. Nu, aš pas mus tų šalčių kaip ir nebuvo, bet tas visas upelis iš kraštų apšalęs. Bet vanduo pakankamai skaidrus. Tai aš turiu tik tai du pasirinkimus. Arba aš semiuosi vandenį iš upelio, jį filtruoju ir geriu. Arba semiuosi vandenį iš Nemuno. Turiu 2 butelius, tai žodžiu, turiu 2 filtrus, vėliau parodysiu, kurie idealiai išfiltruoja vandenį ir jį gali iš karto gerti. Tai aš iš vieno butelio pilsiu tiesiai į kitą, kad galėčiau iš karto gerti vandenį. Taigi, bandom semtis. Visi krantai apšalę čia. O, blėt. Baisu išsimaudyti, na. Šlaitai slidūs ir gilūs, blėt. Na, jau čia dar tai reikia kitaip nebus. Kažkaip tai taip. Bandom čia kažką tai pasisemti. Nu, kažkas tai turėtų pakakti. Na, spalva tai gana nebloga šiaip tai. Čia aplinkui namų nėra, tai manau būtų galima gerti ir nefiltruotą. Bet dabar tai dar nerizikuosiu. Dar sodina prieš akis. Čia turėtų būti kažkur tai perėję į kitą kranto pusę, bet kažkaip nėra, liepta nieko nesuprantu, nors aš čia praeitą vasarą vaikščiau, tai lygtis buvo. Ir va čia tas vanduo taip pakilo. Žodžiu, rastas apledėjęs, bet kažkaip tai reikia bandyti pereiti. Kažkaip tai. Čia gilio yra. Batai jau vandenyje. Kur? Čia biškai įmirkau, bet turėtų būti viskas gerai. Tai žodžiu, per 1,5 valandos pasiekiau numatomą Nemuno žvejybos ruožo pradžią. Tik toks niuansėlis, kad šitoj pusėje vaizdas va toks va. Nu iki kranto biškį šlapoka, tai jau kaip suprantu, čia tai tikrai nepavyks pažvejoti. Tai reikia tada judėti prieš srovę dar kokį kilometrą, bandyti žiūrėti. Šiaip mane labai stebina, tai aukštas Nemuno vanduo. Na gal ir normalu, nes ruduo, žiema, sniego nėra, šalčio irgi nėra. Šlapės ir ta vandens gausybė yra. Bet šiaip neįvertinau gal šito faktoriaus, tai
tikiuosi jis neturės labai didelės įtakos žvejybai mano. Kągi, bandom judėti toliau. Kadangi dabar pradedu savo žvejybą, turėsiu apie 6 valandas, tai mano įranga yra ant nugaros kuprinėlės su visku už tai, ką čia matot. Svoris 12 kg, dabar dar plus vanduo, tai apie 13 kg. O žvejybai spiningas paprastas lydekom naudojimas. Nu ir vienas kitas wobleris su kriukė ir keletas pavadėlių. Vietos buvo žiauriai mažai kupriniai, todėl teko praktiškai kiekvieną 100 gramų skaičiuoti. Todėl įsidėjau tik tai kelis woblerius ir kelis guminukus. Tai žodžiu, versimės su tuo, ką turim. Na, o dabar kuprinę ant pečių, meškerį į rankas ir į trasą. Tai žodžiu, vietą kaip ir radau, kur nakvosiu, aišku, sudėtingai labai. Žvejyba baigėsi, kadangi anksti temsta, žuvies nepavyko pagauti, liksim be vakarienės. Vandens lygis labai aukštas iš tikrųjų ir srovė labai arti kranto, tai kažkaip sudėtinga buvo žvejoti. Tai kaip ir nieko nepagavau, bet žodžiu, laukia darbai, reikia judėti toliau, pasiruošti nakčiai, kad būtų galima šiltai permiegoti ir išsivirti arbatos.
Tai mano dabartinė užduotis tai yra pasigaminti pjūklą malkoms, kadangi turiu tik tai daugiafunkcinį savo įrankį ir tokią mažą pylutę. Tai aišku, su ja aš neprisipjausiu jokių malkų, tačiau turiu štai tokią geležtę, kuri yra 53 cm ilgio ir aš dabar turėsiu šiai geležtį pasigaminti rėmą. Štai naudosiu dar ir virvutę įtempti geležtį ir manau, valandos bėgyje turėsim gan neblogą pjūklą. Kągi, pjaunam sausą lazdyną. Medžioklė vyksta, wow. Bokštelių visur pilna, tiesiog lyg žvėrių čia būtų. Kągi, užtrukau daugiau negu pusę valandos, bet štai turiu savo darbį pjūklą, kuris principe labai neblogai gavosi. Aišku, čia atrodyt gali vienaip, bet reikia eit, pabandyti pjauti, pažiūrėsim, kaip čia jis mums gavosi. Bet šiaip tai labai tvirtas, aš maniau gausis prasčiau. Aišku, vėliau šiek tiek patobulinsim, bet šiaip gan gerai gavosi, esu patenkintas. Ką, einam, žiūrėsim, kaip pjaunam. Tai žodžiu, atėjo eilė parodyti, ką aš turiu kuprinėj. Tai pati kuprinė 30 litrų vandens filtras, būtent šitą šiandien naudosiu. Iš vieno butelio perpilsiu filtruodamas į kitą butelį. Nu, čia vat yra
kitas vandens filtras. Jis skirtas vieną galą sukti ant butelio, o iš kito galo tiesiai gerti. Piltuvas, vienas tuščias butelis, kitas butelis su vandeniu, kurį ryte prisipyliau iš to šaltinėlio, kur nebuvo liepto pereiti. Tai aš jį filtruosiu iš šito butelio į šitą. Bet tas filtravimas tai yra tik tai pabandymus filtro, nes iš to šaltinio greičiausiai aš gerčiau nefiltravęs vandenį ir nieko neatsitiktų. Tai tiesiog pabandysiu, ar skonis vienodas bus ir panašiai. Kojinės skirtos bus lysti į miegmaišį, nes žvejodamas sušlapau šiek tiek. Tada turiu 3 bulves, powerbankas, selfio lazda, katiliukas, tada katiliukė žuvies prieskoniai, puodelis, druska, šaukštas ir svarainių arbata arba džemas. Tualetinis popierius. Na jau čia visai jau taip skūpiai, taupiai. Gavau dovanų kanapės su voveraitėmis ir morkomis. Neįsivaizduoju, kas čia per dalykas, bet kažkaip jaučiu po šito maisto plikom rankom medžiosiu šiandien širnas. Folija, rinkinukas ant laužo, pasidarysiu trikojį ir su juo pasikabinsiu katiliuką virš ugnies. Plastikiniai maišeliai, medicininių priemonių krepšelis, geležtė, bet jau pasigaminau pjūklą, savadarbė palapinė, jau pastatyta. Tada mano palapinės viduje, kaip čia sunkiai matosi. Žodžiu, neturiu kilimėlio, tai pasidariau štai tokį sumuštinį. Eglės šakos ir užsitiesiau miško marginimo miegmaišio įdėklu, kuris turėtų nepraleisti vandens. Tai galbūt čia viskas bus gerai, o miegosiu mano svajonių miegmaišyje, galima taip pavadinti. Aš jį visai nesenai nusipirkau, tai yra senas kariuomenės miegmaišis, kurių jau nebenaudoja. Bet čia yra viena jo dalis, kadangi antra dalis niekaip netilpo į kuprinę. Pasiėmiau tik tai vieną. Bandysiu čia tą naktį praleisti kažkaip, tai nesušalt. Turiu Letermaną, piperinės dujos. Turbūt kils klausimas, kam jų reikia, bet kadangi ginklo aš pats neturiu, tai savisauga šiokia tokia nuo laukinių gyvūnų arba nuo naminių šunų. Mano filtras atrodo maždaug taip. Belieka tik tai apversti visą šitą statinį ir vanduo pradės kapsėti švarus. Nu, pažiūrime, kaip čia atrodo. Gal čia visai nebėgs. O, pasirodė pirmi lašai. Tai viskas, reikia laukti. Šiaip pagal tai, kaip jisai laštė, tai manau, kokio pusvalandžio tikrai reikės.
Štai tas dalykėlis, kurį pirmai norėjau parodyti. Iš jo pasidarysiu trikampį ir kabinsiu savo katiliuką užsivirti vandeniui. Ir pagaliau po 2 valandų išsifiltravo vanduo. Kiek pamenu, tai tam vandenyje buvo nuosėdų daug, o čia išsifiltravus, tai švarus, skaidrus, gražus vanduo atrodo. Manau, esu patenkintas filtru. O štai čia yra galutinis variantas mano pjūklo. Nužievinau ir užapalinau kraštus. Atrodo tikrai neblogai. Nėra mažas. Ir turėtų būti visai kompaktiškas. Susilankstyti. 3 bulvės folijoj ir žarėjosi. Ir katiliukas su vandeniu virš ugnies ir štai tas trikojis. Kaip lengvai ir paprastai pasigamino. Yra kaištis, galima reguliuoti katiliuko aukštį virš ugnies. Užvers vanduo ir pasidarysime svarainių arbatos jėgelį. Bulvytės jau iškepę. Vieną paragavimą suvalgiau, dabar jau atėjo laikas valgyti normaliai. Kita dar tegul būna šiltai. Taip. Bulvė ir kanapės. Štai kaip gražiai atrodo, nei susvilę nieko. O vidus puikiai iškepęs. Lieka tik skanauti. Virdumėlis. Įsipatoginau. Manau, kad bus gal visai ir šilta. Šnapsas. Ir kuprinė po galvo vietoj pagalvės. Taigi, 6 valandos ryto. Laikas keltis, pakuotis ir į kelią. Nu, vėsu iš tikrųjų. Kažkaip tai iš pradžių lyg tai šilta buvo, bet dabar tai jau drebėjau visą naktį. Pasirodo, būtų buvusi gerai antra miegmaišio dalis. Gerai, reikia labai netarmazinti ir pakuotis ir į kelią, nes bus vėsu išlindus iš miegmaišio. Ką, lekiam tvarkytis.
Tai yra maždaug po 6:20 susitvarkiau savo stovyklavietę ir viskas, reikia lėkti. Vėjas didžiausias, sninga. Tikiuosi dar grįž, kol saulė nebus patekėjus. Išlindau pagaliau į šviesą. Bet dar pareiti kilometras.